Sveiki, aš esu Laurita. Ir išvažiavau pagyventi į Tailandą. Ir šiuo metu mano gyvenimas sukasi apie sportą. Maistą. Ta prasme, oh my god, kaip skanu. Ir tiesiog daug įvairių masažų, veido, kūno, kojų, tai, oil, žodžiu. Neplanavimas nieko. Tai pradėkime nuo pradžių. Kaip atrodė antrą savaitę gyvenant Tailande ir ką aš veikiau? Tai prasidėjo mano rytas, šiandien oras geras, kiek mačiau. Neturiu lango aš tam kambarį. 4 valandą turiu treniruotę. Tai aš vis dar neturiu kambariokų, bet atsikraustė į berniukų kambarį 2 vaikinai. Vienas iš Anglijos, kitas iš Kinijos. Partijų ir mano lovara naujai pervilkta, naujas rankšluostis, nu kaip viešbutį, tiesiog kad hostelis. Rytą pradedam nuo smučio, kainuoja eurą. Ir man dabar pririnko vaisių ir... Pusrytukai, vištytė, kiaušinukas. Ką tik esu patreniruotas, važiuoju į namus. Vienai keliavimas yra labai įdomus dalykas, nes jeigu aš būčiau su kažkuo, greičiausiai dabar aš važiuočiau su savo draugę, karieniauti ir tiesiog visą laiką būčiau su to pačiu žmogum. O kai esi vienas, tiesiog automatiškai ieškai žmonių, draugų. Mano įėjimas į hostelį yra pro kavinę. Tiesiog, pavyzdžiui, dabar nebedirba jau. Pasilikau dar ilgiau, nes man čia patinka. Tai realiai už 8 eurus gaunu visiškai privatų kambarį. Tokiam dideliam name. Bet jau gaunu nuo dar kitos savaitės. Planuoju kažkur išskristi dėl vizos. Atrodo, mano hostelis, kavinė, receptionas, viršus į kambarį. Čia yra mūsų dušas bendras ir tualetai 3. Tokie, toks kaip didelis namas. O čia virtuvė. Ir galim darytis kavos, maistą. Aišku, aš nieko nesidarau, nes viskas taip pigu, kad tiesiog visą laiką varai į miestą. Tai va. Taip atrodo mano namai. Tai dabar, kol gyvenu viena, tai daiktus laikau taip. Labas rytas, mano vyras Marcelas nešė savo visas priemonės čia. Nes tualetas yra apačioje. Šiek tiek gyveni kaip studentė. Tai viską pasiėmė ir keliauju tada. Turim tokią situaciją, atradau vakar labai skanę vietą, tokią no-naminę, taip atrodo. Mačiau, kad ten pilna vietinių valgo, dėl ko galvoju, tikrai turėtų būti skanu ir šiandien grįžau antrą kartą pavalgyti. Einam kartu? Tai atėjau, turbūt valgysiu tą patį. Yes, the same like last. Vištiena, tokiam padažiukiam, kiaušinukas, ryžiai. Tapunka. Nu gerai, toliau varom į tatų saloną. Šiandien kažkaip jaučiu tokį norą pasidaryti tatuiruotę. Dabar ieškau tatų saloną. Kažkur čia mačiau tatų saloną, tai noriu pažiūrėti, kokias ten kainos. Antrą kartą važiuoju tą pačią gatvę, nes esmė mačiau tatuiruočių saloną. Dabar daro nuotraukas mano nugaros. Okay. This one is help the luck. The second one. Third one is to protect you against the bad magic. And the fourth one is about money and success. Also, I need it, okay. And the fifth one is about attraction and popularity. What do I need? What do I need? Nu, dedamės, kaip atrodys ant nugaros mano. I have attraction and the power. Nu, dirbam. Minimali kaina 1500 batų, bet darant abidvi vienu metu, žinoma, bus pigiau. Pasitikiu kažkaip, atrodo labai cool berniukai. Tai kažkaip visai ramu dabar man čia. Esu labai sudėtingas klientas. Užtrukta labai ilgai, bet jau ir antra nuspręsta. Aš negaliu išsirinkti, į kurią pusę darytis. Maybe I should have both. 10 hours later, padarau, nusprendžiau, ko noriu. Darysim tigrą. Jis manęs jau nemėgsta. I said you already hate me. Sakyčiau, net iš apie kuteną. Tai stengiasi nesijuoti. Spend the day with me. Sirengiau, sudėjau iš karto daiktus sportui, skalbimą, nuvešiu prie to pačio, varau pavalgyti. Ryžių ir vištienos įsinešimai. Ir tada 4 valandą sportuoti.
Tada važiuoju iki masažo vietos, nes galvoju jau senai, kad reikia pradėti mokintis man daryti masažą. Žodžiu, aš kokius 2 metus taip tyliai vis pasvajoju, garsiai pasvajoju, draugam pasakau, artimiesiems, kad aš labai norėčiau išmokti daryti masažą. Man labai tai patinka, aš jaučiu, turiu stiprias rankas ir man labai malonu daryti masažą kitam žmogui ir atrodo galiu perduoti savo energiją tam žmogui ir taip ir pati kaip ir nusiraminti darydama masažą. Vakar čia turėjau geriausią masažą, kokią esu turėjusi būt gyvenime. Ir kai baigė masažą, aš sakau, aš labai norėčiau išmokti ir kiek laiko reikėtų. Ir jinai sako, kiek tu laiko čia būsi. Tai čia bus mano mokykla. Kiekvieną dieną po 1 valandą. Tai labai labai excited. Darysiu pagaliau tai, kas senai buvo mano to-do liste. Niekada nebūčiau net sugalvojus ir pagalvojus, kad galėčiau mokytis būtent masažo visų subtilybių iš tailandietės. Ir jinai mane mokys. Tai aš, žodžiu, labai esu excited. Oh my god. Turėjau savo pirmą masažo pamoką. Pirmą kartą ne pati darytis, o daryti, mokintis. Nežinau, iš tikrųjų, įdomu kaip vyksis. Ar aš mokinsiuosi ant jos, ar jinai man rodys ant manęs, o tada aš jai darysiu, ar mes dėsim kažkokį kitą žmogų, ar aš neįsivaizduoju, kaip vyks iš tikrųjų pamokos. Labai įdomu man. Žodžiu, excited esu labai. Jaučiu šiaip esu iš tų žmonių, kur galėčiau, jeigu man patinka, tai galiu valgyti kiekvieną dieną, kol nusibosta. Kaip ir su muzika, galiu klausyti kiekvieną dieną 2 savaitės, kol nusibosta. Tai dabar taip yra man su šita vieta. Tas pats patiekalas. Pirma pamoka praėjo puikiai, užtrukau 2 valandas. Tai ji rodė man ant kito žmogaus, tada aš kartojau, kol ji žiūrėjo. Švenčius padarinus, varysiu pavalgyti. Omletas, dvynė. Įsinešimui agurkų dar šalia duodavo tokį va. Agurkiukai padažiukę. Treniruotė 4. 1, 2, 3, 4. Ir masažo pamoka 7. Dažniausiai būnam net 4, vienai darom, viena stebi, ar aš gerai darau, o kita rodo, kaip daryti. Tai iš tikrųjų labai įdomus procesas ir daug ko išmokau. Po treniruotės. Tai sustojau, pasiėmiau už savo stelbinius. Thank you. Yes. Varysiu dabar į masažo pamoką. Varau į dušą ir varau mokytis masažuoti. Laukiu kiekvienos pamokos lyg smagiausios vakaro dalies. Man labai įdomu, daug visko išmokstu ir tikrai supratau, kad tai labai man tinkamas dalykas ir labai džiaugiuosi, kad pradėjau mokytis. Ką, valgom Butterfly kaviniai, žiauriai geras maistas. Do it. You show how I'm moving the food. Yes, no. Su vaikinais iš treniruočių. Žiauriai fanu, čia kiekvieną dieną valgau savaitę gal laiko. Beveik visi salėje, su kuo susipažinau, taip pat solo keliautojai, todėl vieni kitiems palaikom kompaniją. This is sticker rice with mango. Do you want it also? Yeah, enjoy. Nuostabus oras. Šiaip mane žiauriai pradėjo kandžioti vadai. Aš girdėjau, kad jų čia pilna ir kad labai krenta. Bet pati nejaučiau, šiandien atsikėliau, tai va, visos rankos. Ir atrodo, kambarį tikrai nėra jau. Visą krenta mane. Gyvūnų situacija jau tai va, sraigė prie jungtuko. Tada šimta kojas ir tada čia kažkur driežas laipė. Tai va tokia situacija gyvūnijos pasaulyje čia. Labas rytas, ruošiuosi. Dar esu antram aukšte, čia yra vienintelis veidrodis, kurį turime čia. Tai atėjau pasidažyti prieš einant prie jūros. Šiandien kaip visą laiką turiu masažo pamoką ir treniruotę. Tą naudoju kiekvieną dieną. Pudrytė, kaip kremas ir jis turi SPF 5. Tai va, taip atrodo. Tepasi labai lengvai. Va, visiškai yra kaip kremas. Jisai ir drėkina, tiesiog turi spalvytės. Kas labai yra fainai kelionių metu. Ir veidą apsaugo ir drėkina, dar spalvytės duoda. Labai rekomenduoju. Labai.
Dvi priemonės, be kurių neapsinu. Ir taip pat iš Martider naudoju jau įsirodžiu šitą dalyką, stiką 50 SPF-o. Ant tokiom dėmelėm nuo spogelių, nuo apsaugoti, nuo pigmentinių dėmių. Vis dar kovoju su tokiom dėmelėm. Privalau prižiūrėti savo veidą ir naudoti būtent tokį, kuris padeda tiek gražiai atrodyti, tiek apsaugoti savo veido odą nuo saulės. Tai jau žinot iš praeito mano vlogo, kad jie pradedu nuo čajain tailandietiškos arbatos ir įsidedu šaukštą energijos. Va taip duoda gėrimus čia, tai tu juos pasikabini ir važiuoju. Kadangi jaučiuosi šiek tiek užsisėdėjusi, nusipirksiu vaisių, tai varau iki viršų, žodžiu dar aukščiau, yra toksai Banana Beach, man tėtis sakė aplankyti, tai varau. Arimo į paplūdimį lauknešėlius, arbūzas pasikabintas ir gėrimukas. Važiuoju pro lagūną, tai čia toks, sakyčiau, fancy rajonas, primena Ibizą, pilna vilų, didelės teritorijos. Čia toksai, vat, jau fancy. Pilna va tokių automobilių. Su apsaugom, prie įvažiavimo, gyną pravažiavau ir golfo kortus pravažiavau jau. Padelis, tenisas. Tai žodžiu, įdomu. Va, namai visi. Tiesiog a little piece of heaven ir žmonių labai nedaug. Negaliu atsigražėti, kaip gražu. Na, kiek kartų tingas vlogas, sakysiu, kad gražiausiam paplūdimį esu. Tai šį kartą esu gražiausiam paplūdimį, tai kol kas jisai laimi prieš Surin paplūdimį. Kokia tikimybė atvarius į pliažą pamatyti visiškai savo tipo vyrą. Ir jis yra už manęs dabar. Tai žodžiu, taip kylant į viršų, nuo Kamalos, Surin Beach, kur dabar gyvenu, lagūną pravažiavus, Banana Beach aplankiau, atvažiuoju toliau ir aplankau Naiton Beach. Labai faina, kad nėra šiaip tai kėdžių, toks natūralus paplūdimys padarytas. Nu, labai faina. Apie šitą vietą, tai čia tobula būtų atvykti su vyresniais žmonėms, su, pavyzdžiui, tėvais, močiutėm, seneliais, su vaikais, manau, irgi norisi ramybės. Ir čia daug mažiau veiksmo, viskas daug tvarkingiau, daug saugiau, sakyčiau, eisme važiuoti tiek mašina, tiek motoroleriu. Ir labai gražus paplūdimys, labai tvarkingas, mažai žmonių, žodžiu, labai faina vieta. Gali būti va taip pat skanu, mane kiekvieną tiesiog nustebina. Wow. Ką tai papaplūdimą varom ruoštis sportuoti. Kai esi su sportininkais, tai va, kai jie valgo visą laiką. Nu va, jau temsta, temo tiksliau jau, varau į savo pamoką masažą. Iš tikrųjų reikalauja daug jėgų, rankų reikia tikrai stiprių, tai pradedu pažinti ir savo jėgą, tiek vidinę, tiek išorinę. Kažkaip supratau, kad man yra sudėtingiau nusiraminti netgi. Ir darant masažą dabar mokausi nusiraminti pati. Tai įdomu pažinti ir kūną, ir save, ko čia ir atvažiavau. Atvariau apžiūrėti kitą potencialų savo gyvenimo spotą, vietą, kitą hostelį miestą. Čia labai nedaug jų yra, tik tai keli. Tai apžiūrėsiu šitą dabar. Nu tai čia va prasideda virtuvė jų. Einam į kambarius. Taip atrodo moterų kambarys, va čia pačiai yra pilna žmonių. Ok, taip atrodo tualetas ir dušas. Ir čia džiovinas rūbus. Čia va chebra sėdi, šneka. Nu, jie turi savo baseiną, vat pavyzdžiui. Nu, tai tikrai daugiau žmonių, daugiau būtų su ko bendrauti, bet matėte tie kambariai, ten realiai žmonės prilipę visi su visais. Tai pliusai šitos vietos tokie, kad, nu, čia jau randasi realiai pačiam centre, tokiam sakyčiau, šitam miestelio. Chill Hub vadinasi ir čia išėjus iš karto ir parduotuvių, visko iš mano išėjus, man reikia važiuoti apie 6 minutes motoroleriu. O čia ir jūra yra netoli, realiai įmanoma net nueiti iki jos. Tai aš kas pagalinsiu pas save, nes čia aš būčiau iš karto kambarį su 5 žmonėm. O dabar gyvenu viena, taip labai sau chill gyvenu, turiu tokį didelį namą visą, tai kol kas gal dar nenoriu to atsižadėti. Čia mergina, kuri dirba administracijoje, turi šitą šuniuką. Jis kiekvieną rytą mane pasitinka. Labai, pupulytė, tolė. Dar vienas dalykas, dėl ko nenoriu keisti savo gyvenimo vietos kol kas. Piluosi benzą. Nu va, 4 litrai, 180 batų. Kavytę bandau vietoj arbatos. Kažkaip pradėjau norėti kavos. Thank you.
Primeskit dėl to, kad jie išvažiuoja šiandien, duoda nemokamai maistą tiesiog. Dėl to, kad jie visą savaitę čia, 2 savaitės varė Malyje, dabar tiesiog duoda nemokamai. It's even tastier when it's free, no? Oh yeah. Salė, kurioje aš sportuoju, turi tokį pasiūlymą, tai visi šiaip iš mano treniruočių čia būtent gyvena. Aš atinu čia tiesiog pasimėgauti baseinu nemokamai. Kaip mini butuką ir treniruotis už 280 eurų į savaitę. Tai prieš treniruotę atvarėm visi į baseiną, pačialinsim ir varysim treniruotis. Tell how you motivate yourself to go. Jisai tiesiog gulėjo ir toks sako, ne, aš turiu varyt. Sakau, su kuo tu čia kalbi, sako, su savim, motyvuoju save varyti treniruotę. Tai aš jam sakau, aš irgi varysiu, tai galėsim kartu nenorėt varyti. Turim dar 2 minučių treniruotės. Nu va, tai visai sportuojam. Kaip atrodo po treniruotės? Ar taip, parūkis tu? Gamina, man yra tiesiog gražu žiūrėti, va, visi dalykai. Ir dabar man darys makaronų. Aliejus, krevetės, kiaušas, sūris. Va tokia vas. Lėkštė yra lapas. Nu va, ir taip man patieks mano vakarienė. Ir namie dabar įsipakuosiu ir valgysiu. Ar šitų idės? Taip va, visi gamina kažką skirtingo. Čia va vištieną, ten kepa kažką va irgi. Ir visi atvažiuoja su motoriais, sustoja ir vakarieniauja. Man kainavo? Thank you. 50 jų pinigų, tai čia yra €40. Ką tik man iškepė, yra €40. Įsivaizduojat? Crazy. Mano gyvenimas iš šono, tai va, grįžau į savo kambarį, vis dar gyvenu viena, pasileisiu serialą ir valgysiu savo maistą, kai pasiėmiau iš turgelio. Va. Dar net nepersirengu. Nu kaip studentė, va, vakarienė ant žemės. Pavalgius važiuoju vėl į masažo pamoką, jau nebesuskaičiuoju, kiek turėjau masažo pamokų. Kiekvieną pamoką mokiname skirtingas kūno vietas ir pasikartodom, ką išmokom prieš tai. Dieną prieš įkeliant vlogą, pagaliau. Tai turiu kambariokę. Dabar net nebenoriu išvažiuoti, jau labai faina. Do you like hiking? Do you? It depends where. Yeah, I like hiking. Do you want to go for a hike?